komanda pasiruošė rungtynėms su Šiauliais? Iš tikro to pasiruošimo netiek daug. Vat ką tik iš peržiūros video, tai viena treniruotė toks ten ir pasiruošimas. Gal laiko ir mažokai, bet toks grafikas išpuolęs. O, na, ten ruoštis vienai per kitaip Šiauliai tikrai rimtas, stiprus varžovas. Tokiam varžovui reiktų pasiruošti daug ilgiau. Bet kita vertus, krepšinėje labai ten gali ruoštis labai daug ir gali lygiai taip pat nieko neišeiti. Todėl gal čia bus kiti niuansai, dėl ko mes galbūt duosim kovą jiems. Kaip manot, kokią rezultatą būtų galima tikėtis? Ar Juventusas pajėgus mesti pirštinę Šiauliams? Žinoma, kad pajėgus. Aš visada tikiu komandą, taip galiu pavadinti savo vyrais. Lakstyt pradėsiu, taip kad kiekvieną iš jų gerai jaučiu, žinau, kad kiekvienas nusiteikęs rimtai, noriai dirba, stengsis kovos ir matysim rezultatą po rungtynių. Žinot, Šiaulių komanda vis tiek, sakykit, ką ten reikėtų išskirti, ką galite išskirti iš tos? Iš tikrųjų, Šiaulių komanda kaip visais laikais pasižymėjo. Šiais metais tas vėlgi išryškėja, kad tokio kaip aiškaus lyderio, ten didelio tokio ir nesimato. Stipri visa komanda, ką būtent ir sugrąžino Antanas Sireika į tą komandą. Sakykime, bent jau pagal kasetės ir kur mes žiūrėjom kelias rungtynės. Taip kad tokio kaip po lyderio net neįskirčiau. Aišku, gal jų žaidėjas taip gan neblogai vykdo savo funkcijas. Taigi, manau, jie stiprus kaip komanda. Aišku, kiekvienas žaidėjų yra tokio, na, tikrai neblogo, gero, gal ne pačio aukščiausio meistriškumo, bet, sakykime, tikrai rimta komanda. Pastaruoju metu jos persekiojo traumos, ar tai galėtų kažkaip padėti mūsų komandai? Na, mūsų ne ką mažiau persekioja. Mūsų pagrindinis centras iškrito, iš kurio laukia iš manęs, sakykime, tų vėlgi žaidimo aš nežaidžiu, taip kad mes taip pat nukraujavę 10 žaidėjų. Rungtynės prieš Šiaulius jums kažkuo ypatingos? Be abejo, sentimentai likę, juk ten praėjo, sakykime, vieni gražiausių mano taip karjeros metų. Šios dar neužbaiginėjau, bet, na, galima taip sakyti. Todėl daugelis mane net apskritai galvoja, kad aš esu toks šiaulietis, nes kada tiek televizija rodydavo, visada atstovaudavau Šiaulius. Taip kad, aišku, sentimentai yra, bet aikštelėje jie pamirštami ir aikštelėje liekam priešais. Jūsų, kaip pats minėjo, gražiausi metai praėjo Šiauliuose, nemažai dirbot su Antanu Sireika. Dabar būsit kaip ir panašiose barikadų pusėse prie trenerių štabo. Ar kažkas tai netikėta bus prieš savo mokytoją gal netikėta? Na, iš tikrųjų, kaip pats pasakėjai, tai iš tikrųjų netikėta gaunasi. Bet įdomu laimėti arba gauti nuo mokytojo, prieš mokytoją.